Darom, tai akcija kasmet pritraukianti vis daugiau dalyvių. Šiais metais akademinės bendruomenės nariai taipogi neliko abejingi ir saulėtą dieną paskyrė aplinkos tvarkymui. O kodėl jūs nusprendėte tokį gražų šeštadienį praleisti ne išvažiuojant į gamtą prie šašlyko, o tvarkant gamtą? Mūsų institutas yra iniciatorius visos tos žaliosios veiklos Kauno technologijos universitete. Praktiškai mūsų iniciatyva pradėta žaliųjų rūmų akcija KTU socialinių mokslų fakultete. Tai tiesiog būtų buvę keista, kad patys inicijavę daugelį aplinkosauginių dalykų, darnios plėtros institucija Kauno technologijos universitete nedalyvautume šiandieną. Visų pirma, kad esu toks žmogus, kuris šiukšlės nenumeta tenais, kur tiesiog išmeta tiesiog iš šiukšliadėžę. Antra, pareiga atstovybei, kaip atstovybė tiesiog visi labai už tą tvarkymąsi per darom. Tai dėl to, kad tiesiog matom, kad yra aplinkui daug šiukšlių, daug priteršta ir norim padėti apsitvarkyti, kad būtų gražiau, smagiau išeiti lauką. Tai visur gamta, visur namai ir tiesiog viena diena paskirti visam tvarkymui, tai labai gerai. Tvarkyti reikia, tvarkytis aplinka, taigi gyvenam vis tiek, kadangi žmonės esam galvojam apie ateitį, apie vaikus ir vis tiek, kaip sakant, negi paliksi šiukšlyną vaikam. Studentai, dėstytojai ir kiti akademinės visuomenės nariai eilinį kartą susirinko tam, kad sutvarkytų studentų miestelį. Šiandien susirinko apie 100 žmonių. Žmonės yra kitų akademinės bendruomenės nariai, tai studentai, dėstytojai, kai kurie dėstytojai atvyko su savo šeimomis. Matėm, kad studentai atsivedė ir šunis, tad mūsų vaikai, kiti su vaikais, mūsų pajėgos didelės. Šiandien tvarkysime teritoriją už 4 bendrabučio, šlaito teritoriją prie tunelio gatvės ir grįšiu po parkelį. Šiais metais savanoriai buvo kviečiami ne tik tvarkyti aplinką renkant šiukšles, bet ir jas rūšiuoti. Šiemet bandom rūšiuoti šiukšles. Rūšiuosim į stambiagabaritės, paskui stiklas, plastikas ir bendrosios atliekos. Tvarkydami studentų miestelio aplinką, savanoriai akcijos dalyviai aptiko pačių netikėčiausių radinių, nuo drabužių iki namų apyvokos daiktų. Ten žemiau radom visą, tarkim, namą be stogo. Su buitiniais įrankiais, gultais, spinta, rūbų, viso, ko reikia gyvenimui. Aš tai, sakau, pagal specialybę radau daug rūbų, visokių, netgi ir tašę radau, bet jau ten... Radau batą guminimą, vieną, antro neradau. Radau aš nuo sraigių kiautelių iki vielos gabalų guli, stiklus tysom į viršų ir, tikrai, ir kamštukų įvairiausių atrandėtų, bet šiaip tai standartinės šiukšlės, ir statybinių atliekų krūva. Prie darom akcijos šiais metais prisijungė Latvijos, Slovėnijos, Portugalijos, Rusijos, Ukrainos ir kitų šalių gyventojai.